Sveiki mūsų mėly žiūrovai. Taigi, Mercedesas. Kaip žinote, nusipirkom Mercedes SL 550 R230 kėbulė 2009 metų faceliftas. Nusipirkom mašiną iš Amerikos su tikslu pasidaryti savo projektą, iš jo padaryti SL 65 Black Series repliką, taigi su white body kitu. Mašina grįžo iš Amerikos, šiek tiek gavus vandens, buvo pasileidę langai, į saloną gavo vandens, bet šiaip jinai yra sveika. Mašina, kai grįžo, išsivalėm saloną, susitvarkėm galų gale per ilgą laiką, bet galų gale susitvarkėm visą elektrą, taigi stogas veikia, bagažinė veikia. O šiandien, šiame epizode mes eisim valyti bagažinės, mes eisim tvarkytis lango varikliuką ir matuosimės ratus. Reikia užsakyti naujus ratus, bet norint tai padaryti, reikia išsimatuoti, kad turėtume maždaug matmenis, kokie tie ratai bus tinkantis white body kitui. Taigi, judam į seriją. Taigi, mėly mūsų žiūrovai, kaip jau matėte, mūsų stogas veikia, labai geros naujienos, džiaugiamės, kad viskas veikia. O dabar, kaip ir šnekėjom, mums reikia padaryti vieną svarbų dalyką. Užsisakyti naujus ratus. O kad naujus ratus užsisakyti, mums reikia išsimatuoti offsetus, kokie dydžiai ir taip toliau. Tai dabar pasivarysim mašiną į priekį, pasikelsim ir bandysim išsimatuoti ir duoti išmatavimus, nes ratus gaminsim pagal užsakymą. Krišio pagalbos reikia? Nežinau, galime pažiūrėti. Ai, tu nori, kad aš važiuočiau? Febi, jeigu mūsų žiūrit, mums reikia pirštinių, pažiūrėkit, jau šitos į pabaigą jau logo nusitrynė, tai va, jeigu žiūrit, mums reikia pirštinių. Taip, dabar mums reikia... Aš taip atrodo žinau, ką darau, bet iš tikrųjų nifiga nežinau, nes pirmą kartą darau, tai pirmą kartą matuosimės. Esmė tame, kad reikia, pasidėsim pakelėje, susileisim mašiną, kad maždaug būtų tokiam aukštį, kaip mašina stovės. Ir tada bandysim kažką pasimatuoti su savo darbiais įrankiais. Pasikišam po kontrol armų. Nu, daug maž. Čia mum keli cemai nieko. Tada turim tokį daiktą. Ir ruletę. Esmė tame, kad kaip mes matuosim. Yra vienam puslapį pašėrinsim linką, YouTube'ės description'e pašėrinsim linką, yra toks websaitas, kur išmatuoji backspacing, tai yra atstumas nuo čia, tai yra bus nuo čia iki pirmo, arba čia dėsim, iki pirmo komponento, kurį ratas turėtų faktiškai liesti. Tai pas mus yra šitas control armas. O čia mes turim 180 mm, atsiprašau. 180 mm. Tai čia yra tas backspacing. Tai reiškia rato kraštas, vidinė dalis, kuri yra arčiausiai kažkurio tai mašinos komponento, kur gali liestis. Tai 180 mm, ne? Čia priekis, backspacing ir front spacing bus taip. 180 mm. Dabar front spacing bus atstumas nuo šitos dalies, nuo čia iki arkos. Tai realiai mes turėtume taip matuoti. Pas mus dabar yra 10 iki krašto 11 mm. Bet, kadangi mes dėsim sparnus, kurią pusę? Kairė pusė, ne? Mums reikia kairės pusės sparnų. Čia yra galinis, kurio mums reikės. O čia bus priekinis. Čia priekis? Jo, priekis. Jisai bus taip. Tai mums realiai reikia dabar pasimatuoti daugmaž atstumą. Mūsų dabartinis sparnas 15. Galim taip padaryti. Taip pamatuoti. 18. 18 iki kantų. Jo.
Tai reiškia mūsų white body kitas. Nuo čia. Tai čia yra 11 plus 3, 14. 14 mm. Čia yra amerikiečių websaitas fitnessindustries.com ir jie turi offseto skaičiuoklį. Tai realiai išsimatuoji tą backspacing, front spacing, kiek iš pirmas komponentas iš vidinės pusės ir tada iki arkos daugmaž, o paskui turėsi vis tiek šiek tiek pasverti ant porą centimetrų sužaisti. Tenai viskas yra coliais, dėl to mes turėsim savo centimetrus arba milimetrus pasiversti į colius, kad galėtume teisingą rezultatą gauti. Nu va, tai čia yra tas kalkuliatorius offset backspacing. Tai mes turim backspacing 180 mm, tai yra 18 cm yra 7 grubiai coliai. Tai jeigu mūsų backspacing yra 7 coliai, mūsų ratas, aš manau, mes darysim 10-12, tai mūsų offsetas turėtų būti plus 38. 38 per daug šiek tiek, nes dar yra padanga ir taip toliau, o kiek mums liks, mes užeisim su rastavkiam. Tai aš manau, mes darysim 10 colių ratą su plus 30 offsetų. Ir jo, jeigu ką sužaisim su tom rastavkiam, aš manau, kad max 20 gal reikės, bet pasižiūrėsim jau čia, kai viską susidėsim, susikrausim, tada matysim. Bet iš esmės mums svarbiausia yra tas, kad neliestume jokių detalių arba mašinos komponentų iš vidaus. Tai va, tai priekis turėtų būti 10 colių, ET30, tai čia su padanga. Paskui žiūrėsim, kokios tas padangas. Nu, o dabar iš esmės reikia tą patį padaryti su galu. Šiokią tokią korekciją darysim ET20 su priekiu, nes neaišku dar kokią padangą dėsim, tai bus tiesiog safe option. Jeigu ką sakau, sužaisim su rastavkiam, čia neturėtų būti problema. Ir beje, priekis bus 19 colių, lygiai taip pat kaip originalus SL5, o galas 20. Tai va, tai lygiai tą patį dabar mums reikia padaryti su galu. Dar dėl to užmetėm, kad mašina visiškai nebuvo nusileidus. Kai nusileis, tai realiai dar pasitrauksi tą. Tai iš tikrųjų gerai, kad sumažinom šiek tiek. Nu ką, čia neturim nieko, tik tai turim galas. Tai mums, kad į posparnį nesimuštų, ne? Taigi, posparnis daugiausiai išlenda čia, mes turim 20 cm. Jeigu mūsų originalus galinis sparnas, palauk, mes negalim taip matuoti. Dėl to, kad tas sparnas eina iki čia, tai mes negalim taip matuoti. Mes turim matuoti atstumą iki čia ir pridėti tą 11 grubiai. Ir čia bus easy, turi būti tik tai tiesiai, aišku. 14. 11 plus 14? Taip, 25. Tai reiškia 14 ten, ne? 9, ten 14, tai reiškia 5 cemais galas išlenda. Tai reiškia mes prie čia turim pridėti prie šito fenderio 5 cemus. Čia turim 10, 11 į išorę, plus 5, 16. 16, 15, 16 darom taip. Einam dabar įsivesim galą. Mašiną nelygiai, tai dar šiek tiek numesim nuo tokius, kokius rezultatus gausim. Tai mes sakėm, mūsų backspacing pasivertus, tai yra 20 cm, yra 7,8 colio. 7,8 colio. Mums duoda offsetą 60, pas mus 12 colių ratas. Tai mums offsetą duoda 33, tai grubiai 30, bet mes išorę matavom, mašina iki galo nestovi vietoj taip, kaip turi stovėti.
tai aš manau, mums reikia daryti 20 diametro, 12 colių ratą su ET plus 10. Ir tada, jeigu ką sužaisim ant surastavkim. Aš manau taip. Jau geriau būti safe than sorry, paskui, žinai, neusidėti ir kažkur tai problemų turėti, tai jau geriau tokia safe option ir paskui sužaisti, sureguliuoti, surastavkim tiek, kiek mums reikia. Ar ne? Jau. Liuks. Tai taip ir darom. Taigi, patvirtinimui priekis 19 10 colių ET 20, o galas 20-tukai 12 ir ET 10. Bandom užsakinėti. Tai va, tai toks matavimas, ar išmatavom gerai ar ne gerai, pamatysim po poros mėnesių. Matai, čia dar realiai iki čia pjausis. Čia išsipjaus, susilenks, susivirins. Priekis lengviau, nes visas keisis. Nu, žodžiu, bus reikalų. Aš tai laukiu jau, kada galėsim pradėti pjausti tą mašiną. O jūs, žiūrovai, ar laukiat? Reikia su išmetimu kažką tai galvot. Gal kas turit minčių, gal kas norit suvirinti šitai mašinai išmetimą. Realiai mums reikia sportinių bakelių, tai tik tai galo, bet su valtronikais. Vožtuvus, sklendės mes galim parūpinti pilną sistemą, tik tai šiaip ir bakelius galim parūpinti, tik tai suvirinti, nes niekur nerandu SL5PM, niekur nerandu išmetimo, o išmetimo reikėtų. Tai gal kas nors, kas su to dirba, norėtų mus pakontaktuoti, kažką susitarsim. Reikės čia daug reikalų ir stabdžių suportus dažysim, mačiau orinės važiuoklės apsauga priekį reikia keisti. Kokias spalvą dažysim suportus, originaliai jaučiu sidabrą. Taigi, ratus įsimontavom, einam užsisakyti, o mūsų sekantis darbelis tai yra susirink galą. Beje, lango pakėlėje užsisakėm, laukiam kol ateis, tai nusimsim kolonėlę, tenai pasikeisim, išsimsim stiklą, bet dabar nieko nenoriu pažert, kol nėra pakėlėjo, tai pasidarysim viską vienu metu. O galą galim surinkinėti, valytis, tai realiai jau čia artimo metu eisim produktus traukt ir išsivalyti visą bagažinę. Dirbom toliau prie Merso. Next day delivery atėjo mūsų lango reguliatorius, tai tą dalyką pasikeisim. O dabar ką pasidarysim, tai įsivalysim visus bagažinės apmušalus, kad galėtume mes atgal viską susikrauti. Tai naudosim šlapio valymo siurblį, pažiūrėsim, kaip jisai veikia. Pabandysim viską išsivalyti, nes turėsim vis tiek kažkiek tai laiko palikti, kol išdžiūtų. Tai ten kilimėliai, nueisim prie kilimėlių, šičia bagažinę. Visus žodžių apmušalus apeisim, kad bagažiniai realiai, kad reiktų susikrauti ir daugiau tenai nebelysim. Tai kažko neveikia. Iš tikrųjų, tai kilimai tokie, neatitinka mašinos standartų. Gale tai dzin, nes gale nieks nesėdi ir nesimato, bet priekį gal pakeisim, nežinau. Išsivalysim bet kokiu atveju, bet gal norėtųsi su kokiu Black Series ženkliuku, ne? Prasivalėm kilimus, prasivalėm medžiaginės apdailas, dabar džiūsta viskas, tai kol džiūsta, reikia įsitraukti langą ir atsidaryti, ką mes čia gavom. Turėtų būti lango pakėlėjas. Žiūrėkit su visų varikliuku. Tai dėsim su visų varikliuku.
Savo išsimsim. Taip. Kuri čia pusė? Priekš pusė. Elektriška loga. Turbūt latviškai. Kreisąją pusę. Tai čia kairė pusė skaitosi? Nu tai reiškia teisingai. O žinot, kaip latviškai yra apdrausti automobilį, pavyzdžiui. Nueinat pas draudėją, sako, man reikia apdročinat mano automobilį. Va kaip Mersas, matot, net nenukerpa zateškės galo. Nežinau, kaip čia net susisuko jisai. Bet aš... Ai, va, problema. Matai, šį čia. Viską šagum išėjo. Jisai lūžo, tada prasiskėtė ir tada užvėlė. Šita detalė lūžo, spyruoklė iššoko ir užsivėlė mūsų trosas. Tada sulaužė krumpliaratį ir šrotas. Dėt visą komplektą. Jeigu neveiks, pakeisim, bet aš manau, kad čia viskas turėtų veikti. Tai nusiemam tą varikliuką. Žodžiu, šitas trosas eina iš šitos pusės, bet jisai labai užsilenkia. Tai vat klausimas, kaip tiksliai turėtų įsistatyti. Gal taip? Ką? Taip. Taip, va. Tada jis eina iš apačios. Ir eina iš šitos pusės to. Nu va, turim pakelėje lango, dabar mums reikia išsivalyti langą ir pabandyti mest langą. Ir turėtų veikti, faktiškai. Dar reikės, aš manau, susireguliuoti, reguliuojasi va su tais reguliatoriais. Čia įsistatys kaip ant ano ir tada gali va, paimti ir pasukti arba pakelti arba nuleisti. Faktiškai taip turėtų būti. Tai tas dan. Čia įsidės guma. Pasižiūrim, ar veikia. Viską lygtai įsidėjome. Norint, kad veikti, reikia varikliuką jau čia įkišti, ne? Tai čia bus šitas. Taip. Tai dabar mums realiai reikia susireguliuoti langą, ne? Nes jeigu mes uždarysim, tai šitas langas pasileidęs gerokai daugiau negu šitas, ne? Nors dabar gerai, ne? Palauk, biškį pasižiūrėjau, kiek čia yra. Nu, biškį reikėtų pakelti. Pagal aną. Čia Mersas, čia viskas sujungta. Palauk, kodėl bagažinė neveikia? Uždaryk bagažinę dabar. Gerai, dabar užsidarė. Trunk partition open rašo. Viskas konektinta. Viskas pas Mersą. Sukonektinta, prikonektinta.
Nu čia kaip ir gerai. Dabar, kai uždarysiu stogą, faktiškai turėtų langai iki galo užsidaryti. Ar neturėtų? Žodžiu, tai, anas užsidarė, o šitą reikia kelt, aš matau. Kodėl jis neužsidarė iki galo? Negi ir šitą kelt reikia. Gal dėl to ir prilėjo, kad jie neužsidarinėjo iki galo. Nu tai žodžiu, reikia kilstelt. Tai dabar nusileidžiam tiek. Gal pradėjo veikti? Nors šitas irgi suleistas. Arčiau teisybė. Faktiškai užsidarius turėtų. Ką? Gerai. Nelabai. Iki galo neužsidaro, bet ir anas neužsidaro. Pasižiūrėk, yra tarpas kėdo. Ant to. Čia, manau, reikia viską susijungti, kad... Gal dėl to, kad kapotas neuždarytas? Arba... Nežinau. Turėtų pakelt. Nu, bet dabar arčiau teisybės. Nu, čia surasim. Čia yra fignia. Taip. Tai tas padaryta, galim prisisukti kolonėlę, atidaryti bagažinį ir džiovintis. Toliau. Va, biški švariau, ne? Gerai, viskas. Tas veikia, tą susidėjom. O kas toliau? Toliau reikės mums susidėti galą. Va, ateik parodysiu. Bet aš manau, sėdynį neišiminėsim, sėdynės galėsim atgal sudėti. Čia va gale mums reikia visas plasmasės susidėti. Tai nusileisim stogą, kadangi jau veikia. Nelabai matos iš tikrųjų. Ten už sėdynės. Susirinksim tas plasmasės. Dar pasivalysim. Eisim pasižiūrėti karbono šitas apdailos detalės. Durų. Ir centrinės konsolės. Centrinės konsolės dar net nepradėjau. Tik tai šoninės. Tai reikės tą pasidaryti. Vieną dalyką, ką reikia nusipirkti, tiek parodysiu. Šitas door pocketas, kaip ir viskas tvarkoj, patikrinau šį čia kairės pusės durelio apšyfkę, kaip ir nesulūžęs, nu toksai biški gal flimzi, bet jie visi flimzi. O šitas išlūžęs ir čia nieko, galvau kažką gal sutvarkyti. Žodžiu, čia sulūžę, čia išlūžę. Tai mes jį išėmėm, aš manau, ieškosim jodo, nupirksim ir įdėsim tas dureles. Tai va, šiandien tiek ir dirbsim toliau.